Taizės mažasis pavasaris. Šioje nedidelėje Taizė vietovėje 3 kartus per dieną ima skambinti bažnyčios varpai. Tūkstančiai atvykusių piligrimų sukviečiami maldai. Šie žmonės, daugiausia jaunimas, atvyksta iš visos Europos, Šiaurės Amerikos, net iš Afrikos. Jie skirtingų kultūrų, kalba skirtingomis kalbomis ir, kas svarbiausia, išpažįsta skirtingus tikėjimus. Daugelis šių žmonių yra ieškojimo kelyje, vieni ieško Dievo, kiti gyvenimo prasmės. Tačiau čia, ant šios kalvos susitaikymo bažnyčioje, per maldą ir giesmes jie siekia atrasti tai, kas jungia juos visus kaip krikščionis. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Avant la fête de la Pâque, comme Jésus savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et er wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo, Atvykau iš Šiaurės Anglijos. Aš noriu susitikti su kitais žmonėmis, susipažinti su kitų šalių žmonėmis. Kalbame apie mūsų kredo, kalbame apie Jėzų. Atvykome iš Olandijos, aš esu iš Maltos, aš iš Minesotos, aš iš Pretorijos, Pietų Afrikos. Mano šalyje katalikų ir protestantų bendradarbiavimas labai problemiškas. Čia Taizė katalikai ir protestantai yra susivienyje. Melstis visiems kartu tam pačiam Dievui yra fantastiška. Kartais man atrodo, kad čia atvykstu dėl tikėjimo, kartais ne. Atvykstu paprasčiausiai susitikti su žmonėmis. Man tai geriausias būdas mokytis tikėjimo. Nuostabu matyti rimtai diskutuojančių žmonės, atvykusius iš įvairių kraštų. Čia už tvoros yra kur kas daugiau nei jaunimo emocijos ar entuzijazmas. Čia plaka pati Taizė širdis.
Bendruomenėje pasivadinusioje šios vietovės vardu 80 vyrų, pašauktų maldai ir vienuoliškam gyvenimui. Jie padarė amžiną celibato ir nuosavybės bendrumo įžadą. Brolių tarpe teologai, gydytojai, amatininkai, menininkai. 3 kartus per dieną jie meldžiasi kartu su atvykusiais žmonėmis. Kaip ir besisvečiuojančio jaunimo, jų tautybės ir tikėjimai skirtingi. Tai katalikai ir kalvinistai, liuteronai ir anglikonai. Priklausydami Taize bendruomeniai, broliai neatsižada savo konfesijos, lieka savosios bažnyčios nariais. Šiandien į tikėjimo skirtumus yra žvelgiama su dėmesinga pagarba ir Taize bendruomenė, vienintelė pasaulyje tapusi krikščionių vienybės centru, savo gyvų liudijimu kviečia visus į susitaikymą. Bendruomenės įkūrėjas ir prioras Rože Šiuscas, brolis Rože. 25 metų šveicaro ir prancūzės sūnus atvyko į šį kalnuotą kraštą Antrojo pasaulinio karo metu. Rože pagelbėdavo pabėgėliams, kaip kad darė jo močiutė per praėjusį karą. Tuo pačiu Rože ieškojo vietos, kur galėtų suburti nedidelę siekiančią susitaikymo krikščionių grupę. Man atrodo, kad širdies gilumoje esu panašus į savo močiutę iš mamos pusės. Ji gyveno per Pirmąjį pasaulinį karą ir buvo atidariusi prieglaudą prancūzų pabėgėliams. Vėliau teko bėgti ir pačiai. Ji troško susitaikymo, sakė, kol krikščionys bus susiskaldę, Europoje nesiliaus karai. Taize tai ne kokia nauja religija, nesistengia atversti. Tai bendruomenė, kurioje galima išmokti labiau branginti savo tikėjimą ir pažinti kitų tikėjimą. Taize įkūnija įvairias krikščioniškos tradicijos formas. Maldai skirtose vietose matome ikonas būdingas rytų ortodoksų bažnyčiai. Dievo žodžio svarba perimta iš protestantų. Bendruomeninio gyvenimo stilius daugeliu atžvelgių primena Romos katalikų bažnyčios vienuoliškus ordinus. Taize bendruomenės turi ir vien tik tai jai būdingų brolio Rože įkvėptų dalykų. Tai kasdieninė malda kartu su kitais žmonėmis, poreikis būti šalia vargšų ir kenčiančių, tvirtas apsisprendimas nepriimti dovanų. Bendruomenė išsilaiko iš savo narių darbo, meno, amatų, žemdirbystės, knygų spausdinimo. Šis bendruomenės gyvenimo iššūkis tapo žinomas kaip bendruomenės parabolė. Parabolė, mano manimu, yra tai, kas gali būti išgyventa ir suprasta iš pusės žodžio. Bendruomenės parabolę suprantame kaip Evangelijos santrauką, nusekančią mūsų kasdieninį gyvenimą be jokių ilgų aiškinimų. Viliamės, kad mūsų gyvenimas kalba pats už save ir mums nereikia daug aiškinti apie jį. Tai daug pareikalauja iš kiekvieno brolio. Neužtenka atvykti į šią vietą, kad konfesijos savaime susitaikytų. Neprarandant savo šaknų ir to, ką jau esame išmokę, reikia atsiverti į kitų konfesijų turtingumą. Reikia įsitraukti į bendrą gyvenimą ne vien idėjomis. E coinvolgersi non solo con le idee, bensì in una vita comune. Ma questo richiamo alla riconciliazione. Ar kvietimas susitaikyti sulaukė pasisekimo? Šiandien matome daug naujų susiskaldimų, bet tai iš mūsų neatima drąsos. Dievas mus šaukia eiti tuo keliu ir šį kelią turime surasti kasdien iš naujo. Pirmą kartą į Taize atvykau su kanadiečių grupe turėdamas 18 metų. Buvau girdėjęs kalbant apie Taize ir dalyvavęs Kanadoje bei Jungtinėse valstijose vykusiuose susitikimuose. Keliaudamas į Taize savaitai kažko ieškojau. Tuomet dar negalvojau apie pašaukimą, tik nusprendžiau čia sugrįžti ilgesniam laikui. Parvykęs į Kanadą tęsiau studijas ir visus metus stengiausi suprasti, kur Dievas mane šaukia.
Daug mąsčiau apie Kristaus ištartų žodžius palik viską ir sek mane. Antrą kartą į Taizę sugrįžau metams, o po to prisijungiau prie bendruomenės ir tapau broliu. Tai, kas ant šių kalbų prasidėjo tik kaip vieno žmogaus svajonė, šiandien tapo maldos ir susitaikymo bendruomenė, vis augančia, nepaisant krikščionių susiskaldymo. Pradžioje brolis Rože siekė suburti nedidelę bendruomenę, kuri melstųsi kartu su kitais žmonėmis. Jis nesitikėjo, kad jo kvietimas susitaikyti ir atleisti, skirtas šeimoms, tautoms, skirtingiems tikėjimams, pritrauks tiek daug jaunų širdžių. Taip, ten prie langelio gausite pietus ir vakarienę. Čia pajunti, kad daug skirtingų žmonių išgyvena ir mąsto tai, ką ir tu. Nesijauti vieniša, supranti? Jei siekiame taikos pasaulyje, turime pradėti nuo krikščionių susitaikymo. Taizė miestelyje unikaliu būdu krikščioniškų bendruomenių vienybės dėka sujungiama pasaulio taika ir krikščionių susitaikymas. Tai, ką siūlo ekumeninė Taizė bendruomenė, nėra kokia teorija. Vos tik atvykus pamatai ir prisilieti prie gyvo liudijimo. Čia vyrauja atvirumo dvasia. Žmonės nori klausytis. Žmonės, kurie dažnai tokie skirtingi, šneka skirtingą kalbą. Todėl reikia būti kantriems ir noriai mokytis vieniems iš kitų. Man, atvykusiam iš Šiaurės Airijos, labai svarbu pabūti čia ir ieškoti nuolankaus atlaidumo. Kadangi atlaidumo labai reikia ne tik bažnyčioms, bet ir Airijoje gyvenančių tautybių žmonėms. Taip, atvykstančio jaunimo širdyse yra šis troškulys. Visi jie kažko ieško. Ne visuomet ir patys supranta, ko ieško. Kartais paprasčiausiai tiesiog nežino, kam paskirti savo gyvenimą. Daugelis turi didelių sunkumų. Nedarbas, šeimyniniai nesutarimai, skyrybos. Visos šios problemos apsunkina tikėjimą Dievu. Yra ir tokių, kurie čia atvykę daug laiko per dieną skiria dainoms, šokiams, buvimui kartu, pasilinksminimams. Tarp šių dalykų nėra prieštaravimo. Toks yra šiandienos jaunimas. Tačiau išorinis džiaugsmas dar nesako, kad viduje nėra kančios, kartais ir labai stiprios. Savo kambaryje, esančiame brolių namuose, brolis Rože praleidžia daug laiko. Čia jis išklauso kitus brolius, diskutuoja su bažnyčios vadovais ir rašo. Jo knygos dienoraščio formos. Tai meilės nuostaba, kova ir kontempliacija. Jose atsispindi Taizė bendruomenės gyvenimas.
Taize gyvena ir vaikai. Juos priglaudžia kaimelio šeimos. Kai kurie iš jų našlaičiai, bendruomenės brolių atvežti iš trečiojo pasaulio. Bažnyčios vadovai pripažino brolio Rože krikščioniškos vienybės modelį. Brolis Rože dažnai lankėsi Vatikane iki Vatikano antrojo susirinkimo, kada buvo priimtas popiežiaus Jono 23-ojo. Šis popiežius po apsilankymo Taize šį nedidelį Prancūzijos miestelį pavadino tuo mažuoju pavasariu. Jaunimas čia neatvyksta ieškoti dvasinių vadų. Prašo parodyti jiems kelią. Šis kelias neveda į mus pačius, bet į tą, kuris yra neturtingas ir nuolankios širdies, pas prisikėlusį Jėzų. Įvesdami juos į kontempliatyvų gyvenimą, į meditaciją ir į bendrą maldą, manau, duodame jiems galimybę toliau tęsti ir be mūsų. Tai yra geriausia, ką galime jiems pasiūlyti. Ir dar išklausyti juos. Klausančių jaunų žmonių visuomet yra abipusė nauda. Galbūt jie to nepastebi ir nežino, bet jų klausant mes įgauname gyvybės. Diena po dienos klausydami atsinaujiname dvasiškai. Šiandienis jaunimas turi bendrą bruožą – nuolankumą, buvimo paprastumą, stengiasi gyventi be kaukės. Kartais jiems sunku išsakyti, kas dedasi jų viduje. Jie tokie kaip ir visi mes, vakariečiai. Kai jie pasidalina tuo, kas lypi jų širdies gelmėje, tampi pilnas vilties. Šventoji savaitė. Bendruomenė ruošiasi priimti daugiau nei 10 000 piligrimų atvykstančių švęsti Velykų. Šalia bažnyčios kyla palapinės. Šį savaitgalį daugelis praleis šventovėje paskendę tyloje ir meditacijoje. Lauke broliai praveda Biblijos skaitymo užsiėmimus įvairiomis kalbomis. Galime pradėti. Išsiaiškinsime, kokiomis kalbomis kalbame. Ar yra kalbančių angliškai? Vokiškai? Pirmas klausimas. Kaip surasti Dievuje kūriančios jėgos, kad sušvelnintume žmonijos kančią? Kaip tapti pasitikėjimo ir ramybės nešėjais, kai mūsų viduje ir aplink mus tiek visko atsitinka? Kaip tą pasiekti? Šią vasarą atvyko žmogus iš Izraelio, ką tik kariavęs prieš Libaną. Pas mus bebūdamas susitiko arabą, kovojusi priešingoje pusėje. Jie matėsi pirmą kartą. Vieną dieną, bevalgant, izraelitas Ahalis pasakė Habibui, kad nemato jokios priežasties, dėl kurios neturėtų valgyti kartu. Anksčiau apie tai nebuvo pagalvoję. Tai tik mažas ženklas, bet jis teikia viltį. Susitaikymas mums reiškia eiti ir būti kartu su žmonėmis įvairiose situacijose. Todėl mes gyvename ne vien čia Taize, bet kai kurie broliai gyvena skirtinguose kontinentuose, kartais labai sunkiose sąlygose. Štai kodėl ne per seniausiai brolis Rože vyko į Haitį, kad pagyventų su pačiais neturtingiausiais. Būti šiuose skaudžiuose situacijose, nežinant kaip padėti, ką daryti, ką sakyti žmonėms, yra labai sunku. Daug lengviau yra ateiti turint sprendimą. Taigi ne visi broliai gyvena Prancūzijoje. Kai kurie gyvena mažytėmis grupėmis tarp pačių skurdžiausiųjų įvairiose pasaulio šalyse.
Yra brolių Kalkutoje, Nairobije, netgi Niujorke, kur keturiese dalijasi nedideliu būtų Hell's Kitchen, netoli Timso aikštės. Kasmet po kelionės į neturtingą šalį brolis Rože parašo atvirą laišką teisingumo ir dvasinio gyvenimo temomis. Toks laiškas vėliau publikuojamas įvairiomis kalbomis visame pasaulyje. Laiško turinys aptariamas ir kasdieninėse taize vykstančiose diskusijose. Manau, kad neišgyvenome bažnyčios pilnatvės, jei užsiveriame vienoje kurioje konfesijoje. Katalikų bažnyčia tą suprato Vatikano antrojo susirinkimo metu. Ir mes norime tai įgyvendinti. Mes norime vienybėje surasti mūsų identitetą. Kai bažnyčia tampa susitaikymo žeme, kai ji yra motiniška ir atvira visai žmonijai, kai ji yra paprasta, tuomet aš tikiu, žmonės ir iš nuošaliausių pasaulio kampelių ateina, kad ją suprastų ir būtų joje. Marie-Madeleine a sous son dos et voit la terre enlevée. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre que Jésus aimait et l'aime. È domenica di Pasqua. Velykų sekmadienis, prisikėlusio Kristaus šventė, susivienijimo diena, labiausiai švenčiama visų krikščionių. Taize bendruomenėje vienas jaunuolis duoda amžinus įžadus. Bendruomenė, kuri šiek tiek daugiau nei per 40 metų padovanojo pasauliui susitaikymo viziją. 70 metų brolis Rože tikriausiai jau nepamatys savo svajonės apie krikščionių vienybę išsipildymo. Susiskaldymai kol kas dar skausmingai gilus, tačiau jo ir bendruomenės užduotis nurodyti kelią. 44 metai. Tarsi viena diena. Regis, tik ką čia atvykome, dar tik turime viską pradėti. Ir visas šis jaunimas čia, kodėl? Jie ieško Dievo taip, kaip ir mes. Visi esame toje pačioje kelionėje, nešami tos pačios srovės.